Sveiki, su jumis ir vėl aš. Tai šiandien žaisime rojų. Čia yra mano pasistatymas 85 lygio. Pasistatymas yra toks. Tai aš šiandien filmuoju mano video. Čia yra mano skolos video. Ir pasitengsiu su jumis pasveikinti. Tai jo. Aš turiu gerą pavyzdį. Čia su Žirginas. Antras Žirginas. Man yra 11 metų. Šiaip žinoma Vilniuje. Paskui žadras, nes po to varysi čia plačiai mane išdainuosit. Aš tyliai kalbu, nes pas mane yra šviečių. Aš negaliu statyti kambarį, nes ten yra viskas valdžios. Ir jo, aš mano gimnazijos planų, kurios prašėme kovo 2 dieną, 2005 metai mano gimimo. Ir jo, tai toks mano pristatymas. O mano šiaip bus įvardas, taip sakant, it's Skame. Tai matot mano video pavadinimas, tai jo. Ir pradėm žaisti tikriausiai rolę. Dabar specialiai atėjau, nors turiu aš jau aš šiaip 65 lygio esu labai seniai buvęs, gal prieš 2 metus, man buvo 9 metai. Ir aš, galima sakyti, man buvau 73 lygio, bet aš tiesiog, aš žaidžiau, manis paprašė susikurti naują, aš susikūriau, bet reikėjo tiesiog prašyti, paspausti atnaujinti ir man būtų vis tiek pasilikęs 73 lygis. Bet aš to nepagalvojau ir labai daug aš praleidau to šitų žaidimų, bet iš viso aš šiaip turėčiau 120 lygį jau turėčiau tikrai. Spurgo, sveikas! Spurgo gerbėjas. Aš filmuoju video. Naujas channel. It's Skame. Tai jo, ir tikriausiai šiandien bus toks video. Pavyzdžiui, pasišneku. Šiandien bus 2 video. Pavyzdžiui, Zerojus Blankelai, nes, žinot, kaip aš noriu žaist, pavyzdžiui, Minecraft'o, pavyzdžiui, bet man yra ant tiek liela kokybė, kad aš galiu tik su pandikamu filmuot ir dar man bus webkamera įjungta, kurio tikrai nenorėčiau dalyko. Jo, o webkamera aš mūsų po 2 metų. Ja. Tai jo. Tai jo, su jumis tikriausiai kaip dabar darysim, pavyzdžiui, šitą dalyką. Tik man reikia, okei. Tai jo, tikriausiai einu filmuot vietos. Tai jo, aš jums parodysiu užrašus. Kai čia yra užrašai, tai čia bus aprašyti pabėgėlius, bet ir draugus. Čia 16 Pauliuks, atkintas, nes užmiršiu pasvarų. Yra 3 irgi toks čia draugus. Tavačias anekdotas, kurį kūriau aš dabar. Tikrai ne. Senas anekdotas, kurį sukūrė Vandos vadas, jau pusiau pasižiūrėjau. Ateina į klasę drugas iš 3
visa lūpą. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko. Laukiam su tėvu Alkinis važią. Ir man ant lūpos nutapė vapsva. Ir ji tau įkando? Susidomėjo draugai. Ne, nespėjom, papratė galvo vyrukas. Tėvas jam ir mano nuomonė, šitas anekdotas tikrai geras. Tai jo, mano tikrai geras, o taisyklės yra tokios, mes kovojame už LKL, Lietuvos krepšinio lygą. Taisyklės paukoti jums 155, šiaip po 130 po savaitę nepaukosit bus išmesti iš namų iš mano. Ne, šiaip jeigu nėra 20 lygio, jūs galit paukoti tik po 15, kokie 13 į savaitę, bet po 15 prisijungti 15, o šiaip po 130, nu tai gerai, nu karočią, žinot, nu suprantat, iki 20 lygio nenorit neaukoti. Būti aktyviam į savaitę prisijungti bent vieną kartą, nu jo, šiaip taip galima. Ir taip, trečia taisyklė, gali ateiti nuo 3 lygio, bet jei anksčiau nepakelsi nors į 15 lygio, bus išmestas, paskui galima kokiu nori greičiau, bet stenkitės teisingai. Ketvirtas patarėjas bus, jeigu paukosi 10 tūkstančių monetų arba 10 purgų, nebūsi ir patarėjas, kuris yra supergo, nes jis paukoja daugiau nei 10 purgų. Tiesiog ne tai, kad daugiau, kad, na, daug. Vis jei minusas nors vienas sutrumpintas tas pats. Mūsų komandos draugai yra Mes už Lietuvą ir jeigu norėsi bėgiot komandom, nebūsi priimtas į mūsų komandą. Jeigu nebenorėsi žaisti rojaus ir nebebūsi prisijungęs, tai make arba shake mūsų komandos. Ir patarėjas yra Supergo. Kepėjas Supergo. Taip. Ir man tikrai pasisekė į komandą, kad gavau spurgų kepėją ir mano komanda savaitės reitinguose yra netgi 10 vietą. Jo, lygiai 10 vietą buvo. 9, jūs juokaujat? O žiūrovus gauja, ten buvo Supergo išėjęs. Tikriausiai išėjo, nes ten tikriausiai susinervuoja. Nes kaip aš nekenčiu žiūrovus gauja, visus mano narius vagia, eik tu. Viskas. Ir to laimėsiu 1400 garbės ir pralenksiu tikrai žiūrovus gauja. Nieko nežinau. Ten tikrai yra labai stipri komanda ir jo, man čia bulvės kepa. Nekreipkite dėmesio. Lygiai 4 valandas liko iki 12. Aš dabar aštunto filmuoju. Na tai tikriausiai, nežinau, čia filmuoja 8 minutės, tai tikriausiai filmuoju ir